Kiekvienas bėgikas nori turėti geriausius bėgimo batelius. Įsivaizduokite batelius, kurie elgiasi kaip gyvas organizmas. Jis vis auga. Žmonėms tai patiks. Ši ateitis gali būti visai čia pat. Susipažinkite su Artemiu, persų mėlynuoju, ir jo šeimininku, tyrėju daktaru Martinu Hanziku. Eksperimentuodamas su riba tarp gyvųjų ir negyvųjų organizmų, jis gali iš pagrindų pakeisti mūsų santykį su medžiagomis. Jis aistringai siekia išsaugoti natūralią aplinką ir pastatus, todėl dirba su technologija vadinama protobiontais. Tai yra dirbtinės medžiagos, kurias galima priversti reaguoti kaip gyvieji organizmai. Tuomet, kai nevaikšto po Alpių kalnus, Martinas dirba gražiame istoriniame Trento mieste Šiaurės Italijoje. Kad ir kaip juos mėgtų, jis žino, kad kiekvienas čia esantis pastatas, kaip ir bet kuris žmogaus pastatytas statinys, pamažu nyksta. Apsižvalgę bet kokiame į Trentą panašiame mieste, pastebėsite statybos medžiagas ir kaip jos pamažu nyksta savo aplinkoje. Tai yra normalu ir tiesą sakant, prideda šiek tiek romantiško grožio tokiom senoviniam vietom. Matome įvairios architektūros pavyzdžių, įvairių medžiagų, kurios buvo naudotos statant šį miestą ne vieną amžių. Paprastai būdavo naudojamos labai kietos, statiškos, nejautrios medžiagos, iš kurių galima tik pavyzdžiui gaminti grindiniui skirtus akmenis. Tradicinės inertinės medžiagos, tokios kaip marmuras ar net geležis ir plytos, negali prisitaikyti prie savo aplinkos. Nesaugomos jos imtų irti ir galiausiai sunyktų. Ieškodamas naujų, laikui atsparių medžiagų, Martinas dirba su šiais objektais. Šie iš pažiūros nieko daug nežadantys raudonos alyvos lašiukai yra vadinami protobiontais. Būtent su jais yra susijęs Martino novatoriškas darbas šiame integracinės biologijos centre. Laboratorijoje tyrinėjame dirbtinę gyvybę. Negyvasias cheminės sistemas bandome priversti elgtis kaip gyvosios sistemos. Pirmiausia, eksperimentui paruošiu aplinką. Iš esmės tai yra muiluotas vanduo, nieko toksiško. Paprastai, kai įlašini alyvos į vandenį, nieko nevyksta. Ji tiesiog būna. Tačiau Martinas ant raudonos alyvos užlašina paprastos cheminės medžiagos ir jos elgesys pasikeičia. Dabar tiesiog įlašinu kelis savarankiškai judančius lašus. Lašas iš karto pradeda reaguoti. Pasikeičia jo spalva. Jis pradeda judėti šioje mažoje mūsų sukurtoje cheminėje aplinkoje ir žvalgytis po kitas jos dalis. Matote, kaip jie juda. Atrodo, kad nori susiporuoti, kampe keli šoką. Norėdamas palyginti šį elgesį su įprastos alyvos elgesiu, Martinas įlašina šiek tiek mėlynos alyvos, kurioje nėra jokių cheminių medžiagų. Pridėję šį kontrolinį lašą, matome, kad jis nejuda. Jis visiškai nesąveikauja su savo aplinka. Būtent taip galime atskirti dvi sistemas. Martino vizija – pritaikyti šias reakcingas medžiagas mūsų namuose ir miestuose. Mes mąstome apie naujas medžiagas, kurias galėtume naudoti statybose, kad pastatai ir mūsų namai galėtų lengviau prisitaikyti ir integruotis į aplinką. O jei šios medžiagos galėtų daryti tai, ko senosios negali? Jei jos galėtų būti panašios į gyvasias sistemas, kurios bando save išlaikyti ir išsaugoti. Joms reikėtų judėti, kad galėtų pakeisti savo aplinką, kaip kad alyvos lašui protobiontui. Viena iš ateities vizijų, kuriant naujas medžiagas, kurios pasižymėtų gyvųjų sistemų savybėmis, yra struktūra, kuri pati save atstato, galbūt pati auga ir net dauginasi.
Visa tai gali skambėti kaip mokslinė fantastika, tačiau Martino vizija jau įkvėpė Londone gimusią dizainerę Shimis Aiden. Aš užsiimu spekuliatyviu dizainu ir man labai norėjosi pažvelgti į avalynės dizaino ateitį ir kaip besivystančios technologijos ateityje galėtų paveikti tai, kaip mes bėgiojame. Tiesą sakant, pamačiau daktaro Martino Hanziko pristatymą TED konferencijoje. Mane labai sudomino jo tyrimai protobiontų technologijos srityje. Taigi išsiunčiau jam elektroninį laišką klausdama, ar būtų įdomu bendradarbiauti su manimi, kaip studente, kuri domisi naujomis medžiagomis. Tai pradėjome kartu kurti šių bėgimo batelių koncepciją. Jie prisitaikys prie bėgančio žmogaus. Jie labiau pritaps prie jo pėdos ir rekonfigūruosis bei prisitaikys priklausomai nuo spaudimo ir laiko. Amebos batas kol kas tik koncepcija, tačiau protobiontų technologijos potencialas yra tikras.